Sveiki, broliukai ir sesutės. Kaip jau Akvilė minėjo, praėjusį kartą, balandžio 1 dieną, Skautų televizija vėl po ilgos pertraukos sugrįžta. Ir tai buvo tikrai ne balandžio 1 pokštas, kadangi, kaip matote, aš dabar su jumis. Ir ką šiandieną pamatysite, tai būtent pavasario šventę, kuri šįmet persikėlė į Vilnių. Tad nekantraujam pasižiūrėti ir žiūrim. Puikiai, jaučiuosi pavargęs, miegojau šiandien 3 valandas, bet tik džiaugiuosi labai, kad viskas eina į pabaigą ir greitai galėsime džiaugtis šventės rezultatais. Super. Tai ką galėtumėte įvardinti kaip šios šventės vinimi? Manau, kad šios šventės vinis dar bus, tai bus koncertas, kuriam, matot, intensyviai ruošiasi grupės ir atlikėjai. Ir manau, kad pati šita šventė yra vinis. Dėl to, kad iš tikrųjų pritraukiam labai daug dėmesio iš Vilniečių ir jaunimas ir skautai atvažiavę iš kitų miestų pamatė daug ko naujo, ko būtent greičiausiai nematė arba įprastai negalėtų pamatyti Vilniuje. Taip. Kaip jums šventė? Ar patiko? Nu, tokia nebloga, tik biški karšta. Karšta. Išvardino karštis. O ką veikėte šventės metu? Kokią programą turėjote? Žaidėme žaidimus, vaikščiojom, labai pavargom. O, gal pademonstruotum visiems, ką čia pasidarė? O kas čia yra? Čia toks kaip medalionas. Sakė, kad atseit neštų laimę čia šios šventės metu. Tai va, sveiki, broli, kaip galėtumėte pakomentuoti, ar patiko jums šventė? Broliai, šiaip mes laukiame atsakymo, jūs filmuoja. Išsamus atsakymas. Na gal šitas brolis bus šnekesnis. Kaip tau, ar patiko šventė? Ką tu veikai per šventę? Gaila, ir šitas brolis nešnekus. Nedraugiški tie broliai. Iš kokio krašto jūs būsite? Marijampolės. Ar jums patiko šventė? Taip. Ką veikėt šventėje? Kas labiausiai patiko? Va, vieną įvykį papasakokit. Man tai labiausiai patiko, kai darėme amuletus. O tau? Žaislų muziejus. O, super. Nu, o tau? Irgi žaislų muziejus. Ar skani košė, broliu? Taip. Labai, ką čia valgai? Grikių košė. Grikių košė. Taigi šventės dalyviai šį kartą vakarienį gavo skanios kareiviškos grikių košės. O sesė, matau, gniaužia rankose pupanautus. Iš kurios gavai, sesė? Iš mokytojos. Nes vadovai dovanų gavo stalo žaidimus su pupanautais, kad galėtų sueigas vesti kartu žaisdami su vaikais. Na ką, ar nesigailit, kas nebuvot pavasario šventėje po šio reportažo? Manau, kad esat šiek tiek kupini balto pavydo. Nu, o dabar turim dar vieną reportažą, apie ką tuoj pat ir sužinosit. Sveiki. Sveika. Kadangi matote televiziją pasipuošę, tai ką galėtumėte papasakoti apie atributikos naujienas šį pavasarį? Tai atributikos naujienos šį pavasarį
fantastiškai geros, kadangi mes turim oficialius Lietuvos skautijos džemperius, kuriuos matot, vat, kaip yra 2 spalvos. Ir mes iš tikrųjų labai didžiuojamės jais ir artimiausiam dienom šitos prekės atsidurs prekyboj. Tai kaip jį galima įsigyti? Yra 2 keliai. Vienas kelias tai yra tas pats paprasčiausias, jį galima įsigyti skautiškoje parduotuvėje. Skautišką parduotuvę internete turbūt jau esat visi aplankę ir paprastuoju būdu iš tiesų galima jį nusipirkti. Antras būdas yra konkursas, kurį mes skelbsim po poros dienų, todėl labai reikėtų sekti mūsų Facebooko profilį, kur mes paskelbsim konkursą ir jo nuostatus. Konkursas bus susijęs su atributika ir su uniforma ir turbūt šiek tiek tvarka. Tai visus nuostatus ir visus dalykus informaciją rasit mūsų Facebooko profilį. Na kągi, šiam kartui tiek ir iki kitų susitikimų. Voveriai vaikšto. Geras. Ana, žiūrėk. Ana, va, medis tiesiai.